10 dienos rytas. Pakaunė nebūtų pakaunė. Po 6 biškutė pradėjo burpti varikliai, žvejai, plaukėt, žvejot, prižadino. Tai dar toks neatsibūdęs. Bet prastai mėgau, o drėgna visur. Žodžiu, buvau čia įsikūręs ant tokio kaip ir privažiavimo, įvažiavimo, gal valtis įsileidinėja. Plaustas, bet žiūriu, šitie puola. Iš vakaro jau čia jau sočiai buvo. Numėčiau visus. Biški nuolydis mėgot buvo, aš liaužiau žemyn. Apleidžiam nakvynės vietą. Naktį, paryčiais bent jau, gulėjau ir galvojau, kad kas nors neužvažiuotų ant manęs. Kokias valtį įsileisti norėdami. Nu ką, į trasą. Čia prie Kauno žvejų daug, tai vis prasimetu vienu kitu žodžiu. Tai kaip visada, nieks nieko gero nepagauna. Kybo kažkada tai vakar ir kažkam kitam. Čia šitas gal kokį tai laivybos kelią žymi. Ką jis čia reiškia? Tai kai pradėjau plaukti, tai Nevėžio vingis keitė vingį. Čia tarp Babtų ir Raudondvario, kaip išsuki iš posūkio, tai tiesiosios tokios kilometrinės realiai. Šiandien yra mano sūnaus gimtadienio diena. Bet galvoju, kad reikia pamėginti paskambinti. Pasveikinti. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena. Alio. Ačiū. Tai sveikinu Aistį tave su gimtadieniu. Ačiū. Linkiu išlikti tokiam pat energingam, protingam, linksmam ir daug sportuoti. Turbūt, kad su tokiais reikia po Nevėžio plaukėt, o ne su plaustais, ypač čia žemupy. Įdomus dalykai artėja. Kaži gerai būti vidury upės, plaustė, kai griaudžia žaibuoja ar nelabai. Griaudėjo, žaibavo, dabar jau kokį pusę valandos lyja. Neįdomesnės atkarpos Nevėžė negu nuo Babtų iki Raudondvario, tai turbūt nėra. Jokios srovės, visiškai stovi ir ištisinis irklavimas. Čia ne tik fizinių jėgų, bet ir psichologinių jėgų išbandymas. 10 diena šiandien tai išsikėliau tikslą būtinai pasiekti Nemuną. Žiūri, ką tiek aš čia per veikėjas. Nu ką, Raudondvario bokštai jau matosi. Paskutinis Nevėžio tiltas, Raudondvario tiltas. Sekantis objektas bus Nemunas. Aha, artėjo pagaliau. Pasipjaučiau kumpio, danytės, obuolis paskutinis. Paskutinis valgymas Nevėžėje. Aš kokios valandos turėčiau išplaukti Nemuną. Tik va, duonos tik tiek 4. O dar kokios 4 dienos plaukimo. Va ten už to posūkio turėtų būti Nemunas. Tai blin šiandien ilga kaip 100-mečiai diena. Vai. Saulėkas labai šviečia. Paskutinė Nevėžio tiesioji. Ten yra Nevėžis, o va ten yra Nemunas. Čia santaka. Nu, nusikamavau. Liepos 14 dieną. Per savo sūnaus gimtadienį kaip tik. Nevėžis įveiktas. Kaip sako, done. Nu, nusivariau šiandien. Pipiet. Nu, dar porą valandų turiu Nemunui, dabar 7, biški po 7.
Buvau planavęs apie 5, kad baigsiu, bet nežinau, net nėra tokio didelio džiaugsmo, ant kiek pavargau. Nemane matosi srovė gera, tai gal tenais. Da, biškį po krantą išėjau pasivaikščioti išlypęs. O čia Nemunas. Ten Santaka, Nevėžis. Srovė kaip eina. Ten kitoj pusėje Pyplių piliakalnis. Tai čia nežinau, čia tiesiog reiks duotis nešamam turbūt. Žinau, kaip su akmenim visokiais tai. Žodžiu, pirmą kartą gyvenime būsiu ant Nemuno vandens, tai užsidedu liemenę. Aš nežinau, ko ten tikėtis. Man tas Nemunas atrodo toks didžiulis palyginus su Nevėžiu. Nevėžį tai ką ten? Tik žemupy didesnis atrodytų, jau tai gali ten iš kranto į krantą nuplaukti. Nu ką, pirminį Nemuną. Nelabai čia man drąsu jame. Tai va, pirmas vaizdas ne iš Nevėžio plaukimo, o iš Nemuno. Horizontai kažkur. Nei čia posūkių, nei čia ką. Tai po dešinę pirmas miestelis, pro kurį plaukiu Kačerginė. Nu ką aš galiu pasakyti, pirmi įspūdžiai. Čia išplaukiau, debesis kažkiek pakybo, gal lietaus bus, tai biškį vėjas buvo priešais pasisūkęs. Tai beveik susinervinti spėjau, nes labai kažkaip ten. Bet čia dar ta srovė tokia įdomi, kartais išmeta mane iš tos srovės. Ir tada atrodo pristoju, bet šiaip greitis tai, nu, kokius 3 kartus turbūt gaunasi greitesnis. Taip, aš neplaukiu kartu su srovė. Srovė yra už mane greitesnė. Nes pas mane plaustas stovi virš vandens realiai, ant pačio paviršiaus. Aš galvoju, jeigu ką, akmenų ant plausto prisikrausiu, kur sustoju. Nu, bet šiaip jau, bent jau pirmas įspūdis, kad nereiks tiek sveikatos atiduoti. Kiek aš ten Nevėžį nuo babtų ir raudondarių prasiknisau, niekam nelinkėčiau. Vitute. Čia kažkaip mane prie kranto plaka. Čia jau gerokai rimtesni tie plūdurai, ar tai vandens kelio žymekliai, kas čia tokie. Nepalyginsi su Nevėžiu. O, koks bokštas stovi. Yra žalių ir yra raudonų. Ką reiškia, aš nežinau. Nu ką aš galiu pasakyti. Faktas yra tas, kad vis tiek reikia irkluot. Kažkaip ta srovė tokia. Tai vienur sugreitėja, tai kitur sugreitėja. Ir nu reikia ją gaudyti. Dar čia yra tos dambos apsemtos. Nu, bet pabiškį neša. Kai ant srovės atsistoju. Koks kontrastas palyginus su Nevėžiu, tai pipiec. Nu va, Zapyškio bažnytėlė. Labai norėjau pasiekti, kol saulė dar visai nenusileido, bet jau tokia prieblanda. Tai žodžiu gaunasi, kad Zapyškį kaip ir būsiu praplaukęs. Jaunimas laiką leidžia. Ir ten saulėlydis. Tai primeskit, aš čia savo plaukiu, man pro šoną tantis pravaro. Aplenkė. Tai kaip man jaustis dabar? Sustojau tokioj vieteliai, žodžiu, biškis smėliukas, bet taip šlapia visur. Tai miegosiu plauste. Pradėjau jau tvarkytis viską. O šitų tai 1, 2, 3, 6, 3 iš karto. Tai aš dabar įsivaizduoju, kad čia tik man neprilystų naktyje. 10 diena pasibaigė. Įvariau į Nemuną, paplaukiau, visai plaukėsi. Ką tik bebras buvo išnyręs ir vėl panyro. Kaip visada, kur tik tai pradėjus miegoti, ten prasideda bebrai, kažkas šlamėti,
cypti, urksti, landžioti kažkur. Praktiškai visas naktis. Labas rytas. 11 dienos rytas. Vėl grįžau į nakvynę Plauste. Neradau tokios vietos, kad būtų biškį aptvarkyta ar kažkas tokio. Tai visai buvo gerai ir Plauste šiaip. O geriau Plauste todėl, kad čia krantai lėkšti ir tu gali Plaustą išsitraukti priekiu, biškutį ant kranto, prisirišti ir tada tvirtai miegoti. Nevėžį, aš Plaustą turėdavau statyti šonu prie kranto, prie medžių tvirtinti, nes ten praktiškai nebūdavo tokių smėlėtų krantų, nebent pačiam žemupy tik tai tokių mačiau. Viskas. Tai čia jau yra visai kitaip, kaip skiriasi upės, ne? Čia visai galima kitaip Plaustą tvirtinti, kitaip miegoti ir daug patogiau. Pramiegau, žodžiu, vakar privargau ten iš to nevėžio kapstydamasis. Nė vieną dieną tiek nemiegojau. Į 11 dieną jau. Jau 11. Bus pirma pilna diena Nemune. Jau kelintas rytas, atsikėlęs, jaučiu diskomfortą šitai vietai. Tokį kaip įtempimą, skaudėjimą. Įšilus raumenimis pradingdė. Bet vakar ten taip kabliavau nevėžį, kad į tą Nemuną išsimušti. Šiandien jau visą valandą plaukiu dar nedingsta. Gal man neįsiskaudės, nes labai nenorėčiau, tiesiog nenorėčiau misijos baigti pirmiausiai. Bet kai paspaudi, jaučiasi skausmas. Jeigu stipriau spūsteli. Tikėkimės geriausia. Iš šitus ir būt gerai nestrenkus. Nežinau kodėl, bet jeigu pasileidžiu neirkluodamas pasroviai, būtent neša tiesiai ant jų ir dabar traukia prie jo. Tiek, kad pairklavau į šoną. Dabar, kaip suprantu, tai Nemuno lygis yra šiek tiek pakilęs. Ir va ten va. Matosi toks susiraunėjimas. Tai čia yra tos Nemuno dambos apsemtos. Man tai, pavyzdžiui, baisu ant tų apsemtų užsižiopsojus neužsirauti. Ne bebrai namą bus pasistatę Nemuno pakrantėje. Tai vakare kažkaip miegodamas pagalvojau. Nemiegodamas, aš užmygdamas. Tai drįstu teigti, kad esu vienintelis žmogus šiam moderniam technologijų amžiuje, primityviu plaustu, nesinaudodamas jokiais ten varikliais, nei elektriniais, nei benzininiais, jokių būrių neįsikėlęs nieko, įveikiau Nevėžį nuo Panevėžio iki Nemuno.
Jeigu kažkas kažko žinote ir aš klystu, tai prašau pataisykite mane. Dabar kodėl nuo Panevėžio kodėl būtent nuo Panevėžio? Nes aukščiau Panevėžio manau, kad plaustu nepaplauktų Nevėžio. Ten yra užtvanka ekranų, ten dar už liūdinės į viršų pakilus prasideda tiesinta Nevėžio vaga. O ten vien nendrėm visą užaugus, žolėm žodžiu. Tai ten neįmanoma, ten net su baidarė neįmanoma plaukti. Ir dar kitas dalykas, ką pasidariau, tai prisirišau irklus. Va, vienas, kitą čia gavau konstruoti su užtempėju. Pagalvojau, jeigu nemune pametu irklą, taigi pipėts, viskas, plaukimas baigtas realiai. Nevėžį buvo iškrytęs seklumoj. Šiaip jis neskęsta, bent jau taip greit neskendo, plaukė paviršiui, tai pasigrėbiau, įsikėliau. Bet Nemunas ne Nevėžis. Nepamatysi, besimūsydamas čia plauste, kada iššoks iškris. Žiūrėsi, kad jau nutolęs nuo tavęs srovėjai. Po to ten šok, plauk ir klagaudyt. Per tą laiką plaustas srovė nuneš, taip ir gali likti vidury Nemuno. Nu va, tos dambos atrodo taip, dabar iš arčiau priplaukiau. Tai žodžiu, ant vienos vos neužsiroviau čia irklus beryždamas. Vos spėjau iškabliuot, kad neužkipčiau. Uhuhu, vilkija horizonte. Greit priartėsiu, manau. Tai daug čia mano daiktų matėt, bet kelionė baigėsi, nepristačiau savo inkaro. Vikšras traktorio tarybinio. Šiaip visai neblogai jisai man. O ten priekyje yra keltas, kuris vis dar kelia automobilius iš vieno kranto į kitą krantą. Pajudėjo keltas, nes mašina atvažiavo kitam krante laukti. Neįsivaizduoju, koks čia biznis dėl vienos mašinos važiuoti. Na, bet matyt, žino, ką daro. Tuoj prasilenksiu su aparatu. Kažkokiu. Laivas, tik įdomu, ar čia turistinis koks nors, ar čia kas. Brač geras. Ok, bye laivė. Tai, kas žiūri, turbūt girdite tokį nuolatinį girgždėjimą, kai aš irkluoju. Tai, kai išplaukiau iš Panevėžio, tai nieks negirgždėjo. Žodžiu, kėdutė mano, po to gal parodysiu, išsigirgždėjo ir šiaip jau tokia paklero. Irklai irgi garso duoda. Gal šiek tiek ir erzinančiai veikia, bet pagalvojau net, kad teko imti į kelionę ir čia tepti kažką. Va, plaukiu pro žemosios Panemunės piliakalnį. Matosi, kad teritorija aptvarkyta, apšienauta, kažkoks lyg takelis eina viršai. Spjaudžiausi dėl tų imbierų sulčių. Važiuokit, kiek beliko, mažiau nei pusė. O kokį 10-15 gramų įsipilu ant puodelio. Bet gryną vandenį gert atsibodo. Vandenį kai geri irgi gerai, bet piški to skonio norisi. Nu taip. Padilgina gerklę, bet proto ribose. Čia puodelis pusę litro.
Na tai aš iki to brūkšnio įpilu kokius gal 300 gramų. Ir ant tų 300 gramų kokį 10-15 gramų to imbiero. Tai panašiai kaip pipyrą būtum burnoje įsidėjęs. Tai įsivaizduokit, kaip aš gryną atsigėriau. Dar vieną bairį parodysiu. Turbūt esat pastebėję, kad plauste sėdžiu, ta prasme, be batų, bet su kojinėm. Šį kartą plikom kojom, bet su kojinėm. Dabar tuoj parodysiu, kodėl. Va šitos vietos. Timpas neuždengė, kojinės nedasiekė. Kita koja ne ką geriau. Ane, tai čia tikrai lupsis oda ir galvojau, ką čia daryt, ką čia sugalvot. Tai galiausiai sugalvojau. Nieko tiksliau kito nesugalvojau. Kaip paimti kojinę, užsidėti ant šitos vietos ir aprišt. Nes greitų laikų naktį miegot nebegalėsiu, pieštėt pradės. Tai va, vieną, antrą. Tai jeigu kam kyla klausimas, kas čia per fintas, tai čia nuo saulės apsauga. Veidas šiaip irgi nušašo, visą laiką saulė šviečia. Rankos irgi nudegė, bet rankos tai gal nesilups dar, nežinau. Biški daros irgi jautru. Va tiek beturiu duonos. Tai va su šituo likučiu labai užsinorėjau paragaut naminės dešros. Skonis geras. Bet Nemune koks čil, gali viską daryt plaukdamas. Nieks tavęs neneša atgal. Vėjas buvo biškai sukilęs. Specialiai neirklavau, prieš pešinis vėjas pažiūrėjau. Vis tiek po biškai priekį plaukiu. Nu ką, labas eredžiai? Tai eredžiai gal ir labas, bet ten vėl dunda gerai. Tuo tarpu galima užmesti akį ir į Seredžiaus piliakalnį. Na čia dabar taip biški žiaurokai lyjat, tai prisišliejau prie kranto, sakau, nebūsiu aš čia vidury. Eilinė diena ofise. 11 diena plaukiu, man rodos 2 dienas buvo, kai nelyjo. Visos įraudės, nosis raudono, lupsis tikriausiai. Kabėjo debesiukas toks nemažas. Ir niekur jis nejuda, galvai, blin, nupus vėjas. Jis taip ir susiformavo, visą dangų užtraukė. Atsisuko atgal, ten kaip naktis ir užėjo. Nu va, priplaukiu Velioną, piliakalniai. O čia žemsiurbių visas komplektas stovi. Kai plaukiau iš toliau, tai jie dar čia sirbė, dirbo upyną. Žemsirbė, laivas dar šalia. Čia tuose vagonėliuose turbūt ir gyvena tie darbuotojai. Laivas Jogaila. O brač. O ten atitvėrė teritoriją, turbūt iš kurios kasa. Žodžiu, kai tik išplaukiau į šitą túrą, man parašė draugas Kęstas iš Šakių. Sako, kai praplaukti per mano gimtinę. Sako, sustok, bet čia šlyką kokį suvalgysi. Kadangi aš čia tų žmonių beveik nematau nieko, tai negaliu praleisti tokios progos. Tai va, baigiau plaukti, tai laukia. Tai laukiat?
Ką? Lygiai 9. Lygiai? Matai, kaip žinojau. Jei ne tas lietus, būčiau kokį pusvalandžio anksčiau atvaręs. A ten yra, ne? Čia takutis. Tai gerai. Tai viskas šlapia dabar. Ką? Perlijo. Ne, tai sakau, ten visur. Ai, tai čia nupjauta pievų. Aš čia žvaigždė dabar. Kaip čia da joks žvejas nekopavęs. Tikrai negrimsta giliai. Ne. Va kokią vietą man draugai čia parinko. Su kemperiu važinėja jie. Va laikų sulaukiam. Reikia laužą kurt gamtoj, miškas. Čia pato malkas vežtis reikia. Joninių laužą. Nu davai. Dega laužiukas. Kestas pakūrė. Lauksim šašlyko. Bus šašlyko. Tik gaspadorių gerų reikia ir viskas gerai darasi. Laužiukas. Gražus vakars ant Nemuno kranto. Va, vakarienė kokios nevalgiau pastaruosias 11 dienų. Po stogą atsidūrėm. Kemperyje lietus lyt pradėjo. Galima vištienos rinktis, kiaulienos, kas kam prie širdies.